Gerai, sveikiname visus susirinkusius, toliau studijuoja mūsų Evangelijos principus. Šiandieną mes studijuosime Jėzaus Kristaus bažnyčia ankstesniaisiais laikais. Tai tada prašau, vyresnysis pasimelst. Mūsų dangiškasis Tėve, mes esame tau be galo dėkingi, kad šiandien turime galimybę aptarti tavo sūnų Jėzų Kristų ir jo tarnystę žemėje. Mes labai dėkojame tau už jį ir jo apmokėjimą dėl mūsų, kad turime galimybę tapti visiškai švariais ir atsigręžti į tave per jį. Mes dėkojame tau, Tėve, už Evangelijos pilnatvę ir už sugrąžinimą, kad galime dabar išmokti apie visą šitą per klasę ir mes meldžiamės, kad turėtume dvasią su mumis, išmokti tiesos ir mes visą tai sakome Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Ačiū, vyresnysis. Taigi, Jėzaus Kristaus bažnyčia ankstesniaisiais laikais. Mes tikime, čia kai kurios savybės, kurios išskiria Jėzaus Kristaus bažnyčią. Gal jūs tiesiog patys turit kokiu nors įžvalgų, kokios savybės išskiria Jėzaus Kristaus bažnyčią iš kitų krikščioniškų bažnyčių. Gal domėjotės, gal skaitėt. Aš nebūtinai gal sakyčiau iš kitų krikščioniškų bažnyčių, bet kokios savybės Jėzaus Kristaus bažnyčios, jo bažnyčios. Sakyčiau, kaip apaštalai, raštai. Tarnavimas kitiem dažniausiai. Turi būti apaštalai, turi būti pranašas, turi būti remiamasi raštais, turi būti remiamasi apreiškimų, šventąja dvasia. Maždaug taip. Tai va šiandien mes paimsime ir pasižiūrėsim apie kai kurias savybės, kokia bažnyčia buvo ankstesniais laikais. O sekanti seminaro pamoka bus, kokia bažnyčia buvo arba yra šiais laikais. Ankstesniais laikais, tai čia kuriais? O čia galim sakyti tada, kada Kristus buvo žemėje. Ankstesniais laikais, kada jis pats vaikščiojo kūne. Nes anksčiau šiek tiek prieš tai buvo irgi jo bažnyčia organizuota. Bet anksčiau tokios kaip bažnyčios buvo jo tauta, Izraelis. Bet tokios kaip bažnyčios sistemos konkrečiai nebuvo. Buvo kunigai, buvo tarnavimas šventykloje, bet pirmą kartą viešpats įkvėpė Almą suorganizuoti bažnyčią. Tada jis paskyrė kunigus, tenai mokytojus, žodžiu viską pagal tą tvarką ir sudarė sandorą, krikšto sandorą. Anksčiau žmonės tiesiog sakydavo Izraelis, mes tikim Dievą, mes priklausom ir eidavo į šventyklą, irgi buvo sandora, bet ne krikšto sandora, buvo sandora su viešpačiu, daugybė buvo visokių sandorų. Ir tada irgi Jonas Krikštytojas Naujajame testamente irgi pradėjo. Taip, paruošė kelią. Naujam testamente paruošė kelią. Bažnyčia buvo pradėta nuo atgailos ir krikšto. Tai senesnė bažnyčia. Mes tikime tą pačią organizaciją, kuri egzistavo pirmykštėje bažnyčioje. Būtent apaštalais, pranašais, ganytojais, mokytojais, evangelistais ir taip toliau. O jūs tikite, kad tokia Kristaus bažnyčia turėtų būti? Turėtų būti apaštalai, pranašai, ganytojai, evangelistai. Būtų gerai. Kaip? Būtų gerai. Būtų gerai. Bet mes prieisim, čia įdomiai prasidėjo, mes paimkime ir paskaitykime Efeziečiams 4 skyrių. Naujam testamente Efeziečiams 4 skyrių.
kokia eilutė? Tai aš pasižiūriu. O galim nuo 11. Čia kalbama. Dar prieš tai, 5 eilutė sako, vienas krikštas, vienas tikėjimas, vienas viešpats, vienas Dievas visų tėvas, kuris yra virš visų, per visus ir visose. Ir 11 eilutėje apie Kristų kalbama. Algimantas sako, būtų gerai, kad būtų tokia bažnyčia, bet mes paskaitykime, paimkime nuo 11, galim iki 16. 16 imtinai kas nors. Nuo 11 eilutės. Aš galiu. Gali. Tai jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, idant aprūpintų šventuosius tarnystės darbui, Kristaus kūno ugdymui, kol visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo Sūnaus pažinimą, tapsime tikrais vyrais pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką, kad nebebūtume maži vaikai, subuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjelo, žmonių apgaulės, jų gudrumo, vedančio į klystkelius. Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, Kristuje. Iš jo visas kūnas, suderintas ir stipriai sujungtas įvairiais ryšiais, savai veikiant kiekvienai daliai, auga ir save patį stato meilėje. Taip, kitas raštas viskai kitaip parašyta. Bet mintis ta pati. Sako, jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais. Apie Kristaus bažnyčią sako. Jis tai padarė. Suprantate? Būtų gerai, kad tai būtų, bet jis sako, taip turi būti. Jo. Kad išlavintų šventuosius tarnavimui. Išlavintų, pas mane jau toks aiškus įdomus žodis, ten truputėlį kitoks. Išlavintų šventuosius tarnavimo darbui, Kristaus kūno ugdymui, kol mes visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo Sūnaus pažinimą. Tikėjimo vienybę, vienodai mąstysime apie dvasią ir Dievo Sūnaus pažinimą. Tobulai subręsime iki Kristaus amžiaus pilnatvės saiko, kad daugiau nebebūtume kūdikiai, siūbuojami, nešiojami bet kokio mokymo vėjo, žmonių apgaulės, gudrumo, vedančio į paklydimą. Tai sako, jeigu norėtumėt pasiekti tokių rezultatų, turėtų būti taip suorganizuotas Kristaus kūnas arba Kristaus bažnyčia. Būdamas žemėje, Jėzus Kristus įkūrė savo bažnyčią. Ji buvo pavadinta Jėzaus Kristaus bažnyčia. Čia 3 Nefijo 27:8. 3 Nefijo 27. Tikintieji klausė tada, kaip mums pavadinti tą bažnyčią. 3 Nefijo 27:8. Ir keipgi tai būtų mano bažnyčia, jeigu ji nepavadinta mano vardu. Nes jeigu bažnyčia būtų pavadinta Mozės vardu, tai būtų Mozės bažnyčia. Arba jeigu ji būtų pavadinta vyro vardu, tada ji būtų vyro bažnyčia. Bet jeigu ji pavadinta mano vardu, tada ji mano bažnyčia, jeigu ji pastatyta ant mano evangelijos. Įdomi sąlyga. Suprantat? Ji mano bažnyčia. Jeigu pastatyta mano vardu, pavadinta ir pastatyta ant mano evangelijos. Nes gali būti pavadinta mano vardu, bet nepastatyta ant mano evangelijos. Suprantat? Va. Ir kada Josephui Smithui pasirodė Viešpats su dangiškasis tėvas, jisai sako, kad jie garbina mane lūpomis, bet jų širdis atstojusios nuo mane.
doktrinose sandorose, kada prasidėjo, sako, žmonės savo tvarkos prikūrė bažnyčiose. Sulaužė mano sandoros, mano apeigas, daro kaip jam patinka, sako, todėl aš turiu atstatyti pagal savo tvarką. Tai va čia yra pasakyta irgi, kad, sako, jeigu bažnyčia pavadinta Mozės vardu, tai jinai ne mano, tai yra Mozės bažnyčia. Naujam testamente, sako, vieni Kėfo, kiti tenai Apolo, kiti to, skaito save sekėjai, sako, bet jūs turit būti Kristaus sekėjai. Bet jeigu ji pavadinta mano vardu, tada ji mano bažnyčia, jeigu ji pastatyta ant mano Evangelijos. Mes bandom. Toliau žiūrim. Efeziečiams 2, nuo 19 iki 20. Čia irgi, kur žiūrėjom Efeziečiam 4, tai truputėlį atverčiam. Efeziečiams 2, nuo 19 iki 20. Ir čia dar įdomiai sako, tos bažnyčios nariai buvo vadinami šventaisiais. Ir Efeziečiams 2, nuo 19 iki 20 radai, Algimantai. Yra čia. Perskaityti 19 iki 20. Aš paskaitysiu, gerai? 19 sako. Todėl jūs jau nebesate pašaliniai, nei svetimšaliai, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai, pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamatų, turintys kertinių akmenių patį Jėzų Kristų. Jūs vadinami šventųjų bendrapiliečiai. Jeigu atsiversite dar vieną puslapį, Efeziečiams, pavyzdžiui, laiškas prasideda. Pirma eilutė. Dar vieną puslapį atversk. Efeziečiams 1 skyrius, ne į tą pusę. Paskaityk, aš nežinau, kaip ten rašo, bet greičiausiai taip, kaip pas mane. Paulius, Dievo valia. Jo, nuo pat pradžios, nuo pirmos eilutės. Man skaityti? Paskaityk jo. Paulius Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas šventiesiems gyvenantiems Efeze ir ištikimiesiems Kristuje. Jėzuje. Kristuje. Atkreipė dėmesį, užtenka vieną eilutę. Apaštalas rašo kam laišką? Šventiesiems. Šventiesiems gyvenantiems Efeze. Ir daug kur yra, rašau laišką šventiesiems. Tai vat ir Kristaus bažnyčia surišta su tuo. Taigi matom, kad seniau bažnyčia buvo irgi Kristaus ir dažnai ją šventaisiais vadindavo. Ir toliau einam į Evangelijos principų knygelę Apreiškimas. Matote tą pavadinimą. Taip, Evangelijos principus knygelėje Apreiškimas. Į kurią savo bažnyčią Jėzus asmeniškai mokė ir nurodinėjo savo vadovams. Jis savo ruožtų gaudavo nurodymus iš savo dangiškojo tėvo danguje. Hebrajams, žydams 1 skyrius, 1-2. Čia galingos eilutės. Tiesiog, kad būtų greičiau, čia žydams, nežinau, ar jūs surasite taip greitai, žydams 1 skyrius, nežinau, ar žydam, ar hebrajam, truputį į šitą pusę praverst. Tolyn, jo, nes žydam laiškas yra toliau negu Efeziečiams. Na gerai, aš taip, aš atsiverčiau. Jo, žydams. Taip, kas čia filipiečiam, o čia kažkur tai netoli, hebrajam, žydam. 1 eilutė. Jeigu
Jau radot kiti. Daugiau kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus, o dabar dienų pabaigoje jis prabilo į mus per Sūnų, kurį paskyrė visatos paveldėtojų ir per kurį sutvėrė pasaulius. Dar trečią jau. Jis Dievo šlovės atšvaitas ir jo teisybės paveikslas, palaikantis savo galingų žodžių visatą, nuplovęs nuodėmes, atsisėdo didybės dešinėje aukštybėse ir Gerai, tapo ačiū. kiek pranašesnis už angelus, kiek pranašesnis už juos paveldėjo vardą. Ačiū, Algimantai. Gana. Va, tiesiog Dievo Sūnaus mastą suprantamės. Sako, anksčiau Dievas kalbėdavo per pranašus, bet paskutinėmis dienomis, faktiškai Dievas, Jehova yra Dievas, jisai Dievo Sūnus ir Jėzus Kristus. Tai Dievas pats kalbėdavo, Dievas Tėvas Elohimas įkvėpdavo ir pats Jehova buvo kaip Dievo angelas apsireikšdavo, viešpaties angelas, kaip Dievas apsireikšdavo. Ir sako, anksčiau kalbėjo per pranašus, o šiomis paskutinėmis dienomis prabilo mums per Sūnų, kurį paskyrė visako paveldėtojų, per kurį sutvėrė pasaulius. Jis yra Dievo šlovės spindesys ir jo esybės tikslus atvaizdas. Viską laikantis savo jėgos žodžiu, pats nuplovęs mūsų nuodėmes atsisėdo didybės dešinėje aukštybėse. Va. Jis, Dievas per Sūnų kalba. Taip Jėzaus Kristaus bažnyčiai vadovavo Dievas, o ne žmonės. Jėzus mokė savo pasekėjus, kad apreiškimas yra uola, ant kurios jis pastatys savo bažnyčią. Apreiškimas yra uola. Mes kartais, čia įdomus simbolis, apreiškimas yra uola. Kodėl apreiškimo uola vadina? Kada rašo apie tai Mato 16:16. Kartą Kristus klausė savo mokinių, sako, kuo mane laiko žmonės? Vieni sako tuo, kiti Eliju, kiti pranašu, kiti dar kažko tai. O Petras sakė, kad sako, tu esi Kristus. Mesijas, taip. Ir Petras jam pasakė, sako, palaimintas tu, Simonai, Jono sūnau, nes tau ne kūnas ir kraujas apreiškė, bet mano tėvas iš dangaus. Ir sako, ir ant šitos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos neįveiks. Tai va, tai daug kur ir Mormono knygoje uola, akmuo simboliškai reiškia apreiškimą. Yra daugiau negu vienas pavadinimas, bet uola dažnai reiškia apreiškimą. Ir nežinau, man aiškino, kad toj vietoj, kur Mato 16:16, sako, ir ant šitos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią, tai ant šito akmens, tai tipo uola yra Kristus, o Petras akmuo. Ir akmuo, tai tarsi būtų dalis apreiškimo. Suprantat, kaip atskelsim akmenį nuo uolos, tai irgi iš tos pačios sistemos, bet mažesnis. Va, tai dėl to sako, kad apreiškimas Kristaus bažnyčioje iš Dievo yra labai svarbus. Ir sako, aš dabar atsivertęs tą vietą, tada Simonas Petras sakė, tu esi Kristus, gyvo Dievo sūnus. Jėzus jam atsakė, palaimintas tu Simonai, Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau apreiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau, tu esi Petras. O prieš tai jis jį vadino
Simonu, Jono sūnau. O dabar sako, tu esi Petras arba dalis akmens. Ir ant tos dalies aš pastatysiu savo bažnyčią. Ir pragaro vartai jo neįveiks. Vat kada neįsigilinęs, tarsi tai mažai ką kalba, nesako. Ir pragaro vartai jos neįeis. Tau duosiu dangaus karalystės raktus, ką tu suriši žemėje, bus surišta danguje. Ir ką tu atriši žemėje, bus atrišta danguje. Mes kažkada kalbėjom, kaip Josephat Smithas ir Oliveris Cowderis skaitė Mormonų knygą ir norėjo gauti kunigystę. Iš pradžių gavo iš Jono Krikštytojo kunigystę ir Krikštytojas pasakė, pas tave ateis aukštesni vadovai, ateis Jonas, Petras ir Jokūbas ir tau perduos Melchizedeko kunigystę. Kam? Kad pragaro vartai neįveiktų bažnyčios. Nes bažnyčia turi būti pastatyta ant apreiškimo ir tikrai iš Dievo. Noriu, kad suprastumėte, kad velnias irgi yra apreiškimų meistras. Ateina mintis, įkvėpimai ir geri jausmai kartais. Ir mums nėra lengva šitam gyvenime susigaudyti. Bet vienareikšmiškai žinau, kad Kristaus bažnyčia be apreiškimo neišstovėtų. Jis apgautų, sugudrautų ir nuplautų viską. Piktasis turiu omeny. Toliau skaitų. Po prisikėlimo prieš pakildamas į dangų Jėzus pasakė savo paštalam, aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Mato 28:20. O jisai pakildamas kyla ir sako, aš būsiu su jumi per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Ir įsakau jums mokyti visko, ką aš įsakiau jums, ką jūs išmokinau. Eikite, krikštykite žmonės ir mokinkite visko, ką aš jums įsakiau. Mato 28:20. Tiesėdamas savo žodį, jis toliau jiems vadovavo iš dangaus ir pasiuntė šventąją dvasią, kad ji jiems būtų guodėja ir apreiškėja. Luko 12:12 ir galima atsiversti, pavyzdžiui, Jono 14:26, matote, čia jo, kad pajaustume sistemą. Vat sako, aš su jumi pasilieku, dingsta, pakyla, sako, ir aš pasilieku su. Tai kaip tu pasilieki, kad tu iškeliavai pas tėvą? Aha, sako, aš jums duodu šventą dvasią, kuri nuo manęs jums visko mokins, kaip reikia elgtis. Primins viską, ką aš jums kalbėjau, kaip mes kartu vaikščiom, šventoji dvasia tarnaus jums. Jono 14, Jono Evangelija 14, berods 26, jo, galim tą pasižiūrėti. 12. Gali, bet aš bijau, kad ten nesigirdės telefonė toli labai. Gerai, aš garsiai. O globėjas šventoji dvasia. Guodėjas ar globėjas parašyta? Globėjas parašyta pas šitą. Gerai, tegul būna. Iš tikrųjų guodėjas turėtų. Taip. O globėjas šventoji dvasia, kurį mano vardu tėvas atsiųs. Jis išmokys jūs visko ir viską primins, kad esu jums pasakęs. Suprantate? Jo, aš iškeliauju, bet duodu guodėją, kuris dirbs su jums toliau. Nes sako, aš pasilieku, iškeliaudamas, aš pasilieku iki pasaulio pabaigos su jums. Per su apaštalais, pranašais ir vadovais. Ten čia yra daugiau įdomių dalykų, bet gan didelė pamoka, aš tiesiog nenoriu labai smulkmeniškai lysti į kai kurias vietas, bet jeigu jums kyla klausimų, iš karto klauskite, sakykit. Čia žmonėm, toks eiliniam žmonėm sunku suprasti tas dvasia, kaip jinai veikia. Aš truputį pabandysiu atsakyti, kaip jinai veikia. Kaip ją atrasti? Taip, Jono, galim nuo to pačio skyriaus.
Nuo 13 eilutės galim skaityti. Ir ko tik prašysite mano vardu, aš padarysiu, kad tėvas būtų pašlovintas sūnuje. Ko tik prašysite mano vardu, aš padarysiu. Jei mylite mane, laikykitės mano įsakymų. Ir aš prašysiu tėvą ir jis duos jums kitą guodėją, kad jis liktų su jumis per amžius. Tiesos dvasia, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs pažįstate, nes ji yra su jumis ir bus jumise. Va tai, ką tu klausai, kaip ją atskirti, kaip ją pažinti. Ir raštai mokina, kad jinai besidominčius, beieškančius aplanko. Ateina pas tos žmonės, kada jie studijuoja raštus, kada daro gerus darbus, myli kitus žmonės, jinai ateina ir pagodžia juos, ir pataria, ir nuramina tą dvasią. Va. Bet sako, bet normalūs paprastai žmonės nepažįsta, tų minčių nesupranta, ateina geras noras, tylios mintis, eisiu ir padarysiu, o būtų gerai, kad man tai patinka, suprantat, o tai dažniausiai Dievo dvasios darbas. Kartais būna Kristaus šviesa dirba, sąžiniai, panašiai kaip šventoji dvasia. Tai negerai, tai neteisingai, tu galvoji, jeigu man tai padarytų, bus blogai. Tai mūsų sąžiniai irgi panašiai dirba. Bet sako čia, kad duosiu tiesos dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti. Taip, kur tiesiog praeina pro protą arba negirdi, tarp kitko viskas būna. Nes jos nemato ir nepažįsta, o jūs ją pažįstate, nes ji yra su jumis, jau jinai vaikščioja su jumis, bet sako, ir jinai bus jumyse, viduje širdį gyvens. Tai atėjus į bažnyčią, besidomint, kada mokina misionieriai, jie klausia dažnai, sako, ar jūs jaučiate šventosios dvasios paskatinimus, patarimus, ar jūs gaunate atsakymus iš rašto ir iš mormonų knygos, jie klausia, o dėl to. Jeigu žmogus visai nejaučia jokių, neturi jokio liudijimo, tada sakom, reikia dar studijuoti. Reikia toliau, kad tu pajaustum. Nes jeigu tu įeisi į Kristaus bažnyčią ir tu netikėsi, kas raštuose parašyta, tai bus konfliktas pastovus. Bet kada žmogus sako, jaučiau, geras jausmas, patarimas, kad tai tiesa yra, tai tada, sakom, jeigu jauti, tada, kada mes spręsim kokius nors reikalus, norėsim tau padėti ar ką, mes atsiversim raštus ir žiūrėsim. Nes šventoji dvasia arba tiesos dvasia mokins nepriešingai negu raštuose parašyta. Bet žmogus gali sakyti, ir kas, kad parašyta, maža kas čia parašė tą knygą, kodėl aš turiu klausyti, tada bus konfliktas. Tai yra vienas sprendimas. Tikėti, kas parašyta raštuose, kitas sprendimas taip pat klausti pas Dievo dvasias ir gauti atsakymą. Gal kažkaip tai atsakiau, maždaug, jo. Tai klausimas geras, stiprus. Kaip pažinti, kad šventoji dvasia mokina jo? Nes mums sunku kitą kartą atskirti, tai mūsų protas mokina, ar piktoji dvasia apsimetusi gerąją dvasia kažką tai inspiruoja, ar iš tikrųjų šventoji dvasia mums nori gerą padaryti. Vėlgi čia tas yra iš psalmėse, kurie sukurti tą naują širdį, psalmėse yra toks. Tai ta nauja širdis pasako jinai. Jo. Sukurk man naują širdį, susidraugauji su šventąja dvasia ir jinai atlieka savo darbą, savo pakeitimus, dingsta noras tau negerą daryti, apgauti ten ką nors. Dingsta noras, negaliu pasakyti, kad tu niekada nepadarai, bet noro, įkvėpimų, sakai, tai negerai, nepriimsiu tų minčių. Tos mintys neteisingos ir viskas. Ir piktasis, ir taip siūlo, ir taip, tau strėlytės leidžia, supranti, ir tu nepriimi. Ir sako, man jau sunku su juo kovoti, jis gudrus pasidarė, su nauja širdim.
Jo, ir vat, tiesėdamas savo pažadą, savo žodį, jis toliau jiems vadovavo iš dangaus pasiuntėjams šventą dvasią, kad ji būtų guodėja ir apreiškėja. Guodėja labai geras išsireiškimas. Guodėjas. Kaip jūs maždaug suprantat, kaip guodėjas veikia? Raminančiai. Raminančiai, jo. Gali kaip mama, kada vaikui sunku būna, supranti, nepasisekė mokykloje, kas nors ten į nosį davė ar ką, ateiti, apkabinti, nusiramink sūnelį. Praeis, viskas gerai, pateps tenai. Jo, žodžiu, va, tai panašiai šventoji dvasia veikia, labai švelniai, labai draugiškai, pakelia, nuramina, ne visą laiką staigiai, kartais tiesiog, kada nusiramini, atsikuli, mastai, tada jinai ateina į protą. Taip. Jis, pavyzdžiui, šventoji dvasia, čia sako, kalbėjo su Sauliumi, regėjime, apaštalų darbų, 9 skyrius, 3-6, aš įsidėjęs lapuką, jo, apaštalų 9, nuo 3 iki 6 eilutės. Aš truputėlį, jūs atsiverskite, apaštalų darbų, čia po Jono Evangelijos eina apaštalų darbai iš karto. Kad būtų greičiau, jūs galite į turinį įsidėti lapuką, kad turinį iš karto ras ir atsivestumėt lapuką kokį įsidėti, arba galiu paskaityti. Tai yra apaštalų darbų 9, nuo 3. Aš įvesiu truputėlį kontekstą. Paulius buvo fariziėjas ir gerai labai žinojo šventą raštą. Ir tiek buvo uolus Dievui, kad jisai norėjo jam įtikti ir patikti ir gaudydavo tuos, kurie tiki į Kristų. Paulius gaudydavo, važiuodavo ir gaudydavo. Ir čia jisai rašo. Ir iškeliavo jis vieną kartą į tokią kelionę į Damaską gaudyti Dievo šventuosius. Aš paklausiu, Paulius tai tas Saulis, kur? Ne. Ne. Iš tikrųjų jisai iš pradžių buvo Saulius. O paskiau Paulius arba Povilas Naujam testamente vadina. Ja. Jis netikėjo. Jisai labai tikėjo į Dievą, į Jehovą, suprantat, labai tikėjo, labai gerai žinojo raštus. Bet sakė, ne, jau čia tikrai ne Kristus buvo atėjęs, tikrai ne Kristų nukryžiavo, čia kažkokį tai kitą žmogų. Bet daug žmonių atsivertė ir pradėjo tikėti ir skirtingose miestuose. Ir jisai gavo leidimą iš vyriausio kunigo eiti gaudyti Dievo šventuosius. Ir jisai keliauja į Damaską ir aš paskaitysiu nuo 3, pavyzdžiui, eilutės apaštalų 9, jeigu jūs tai jau atsivertėt. Kai keliaudamas priartėjo prie Damasko, staiga jį apšvietė iš dangaus šviesa. Jis krito ant žemės ir išgirdo balsą sakantį jam: Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji? Mane persekioji kam? Iš dangaus balsas sako, ką mane, kaip aš galiu, ką, tu danguje, aš tave persekioju? Ką mane persekioji? Jis tarė, kas tu esi viešpatie? Viešpats atsakė, aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Sunku tau spirėtis prieš akstiną. Kelkis, eik į miestą ir tau bus pasakyta, ką turi daryti. Su juo keliavę vyrai stovėjo be žado. Jie girdėjo balsą, tačiau nieko nematė. Saulius atsikėlė nuo žemės, bet atmerkęs akis jis nieko nebematė. Laikydami už rankos, jie nuvedė jį į Damaską. Ir jis 3 dienas išbuvo neregintis, nieko nevalgė ir negėrė. Damaske buvo vienas mokinys vardu Ananijus. Viešpats tarė jam: Ananijau, šventoji dvasia ir Kristus ir šventoji dvasia vadinama viešpačiu. Viešpats tarė, o tam tikinčiajam: Ananijau. Šis atsakė, štai aš viešpatie. Viešpats tęsė, kelkis ir eik į gatvę, vadiname Tiesiąją. Ir Judo namuose teiraukis Tarsiečio vardu Saulius. Štai jis meldžiasi. Ir regėjime pamatė vyrą vardu
Ir regėjime jis pamatė vyrą vardu Ananiją, ateinantį ir uždedantį ant jo rankas, kad praregėtų. Ananijas atsakė: Viešpatie, iš daugelio esu girdėjęs apie tą vyrą, tiek daug pikto jis yra padaręs tavo šventiesiem Jeruzalėje. Ir čia jis turi aukštųjų kunigų įgaliojimą suiminėti visus, kurie šaukėsi tavo vardu. Bet viešpats jam tarė: eik, nes jis yra mano išrinktas indas, kuris neš mano vardą pagonims, karaliams ir Izraelio vaikams. Aš jam parodysiu, kiek daug jis turės iškentėti dėl mano vardo. Toliau aš nesigilinsiu, bet maždaug supratot. Šventoji dvasia prabilo Pauliui. Paulius vaikščiodamas gyvas, su mokiniais jis nevaikščiojo. Jisai atskirai buvo. tą tikėjimą visą nekentė, gaudė juos, bet viešpats jam pasirodė ir jis tapo jo liudytoju. Ir kaip jisai žiauriai elgėsi su jo mokiniais, sako, jis yra rinktinis mano indas, aš iš jo padarysiu ypatingą žmogų. Pakeis širdį, kaip mes kalbėjom. Šventosios dvasios darbas. Kristaus bažnyčioje vyksta procesas senesniais laikais, kaip mes dabar nagrinėjame. Paskiau, pavyzdžiui, Apaštalų 10 skyriuje taip pat. Jis apreiškė Petrui, kad Evangelijos turi būti mokami ne tik žydai, bet visas pasaulis. Apaštalų 10. Dar vieną puslapį, čia gal net ir aš, kad ilgai neužtruktume, ar atsivertėte, paskaitysiu, nuo pradžios. Cezarėje gyveno vyras vardu Kornelijus, vadinamosios italų kohortos šimtininkas. Jis buvo dievotas ir drauge su savo namiškiais bijojo Dievo, gausiai šelpdavo žmonės ir nuolat melsdavosi Dievui. Suprantat? Jis ne žydas, pagonis visai, bet daro gerus darbus. Ir ką? Šventoji dvasia arba viešpats pasiunčia jam angelą. Sako taip. Kartą apie 9 valandą jis regėjime aiškiai išvydo pas jį ateinantį Dievo angelą, kuris jam tarė: Kornelijau. Tas pažvelgęs į jį išsigando ir paklausė: Kas yra viešpatie? Šis jam atsakė: Tavo maldos ir gailestingumo aukos pakilo Dievo akivaizdon ir jis tave prisiminė. Dabar siųsk vyrus į Jopę ir pasikviesk Simoną, vadinamą Petru. Apaštalą Petrą pasikviesk, sako, iš kito miesto. Jis svečiuojasi pas vieną odininką Simoną, kurio namai stovi prie jūros. Petras pasakys tau, ką turi daryti. Kai su juo kalbėjęs angelas pasitraukė, Kornelijus pasišaukė 2 tarnus, vieną pamaldų kareivį ir nuolat šalia esančių valdininkų. Ir viską jiem išaiškinęs išsiuntė į Jopę. Žodžiu, kad truputį patrumpinčiau, aš paaiškinsiu. O Petras savo nieko nežinodamas, anksti iš ryto užlipęs ant stogo, meldėsi. Ir keistas regėjimas jam. Iš dangaus nusileidžia kaip paklodė, už 4 galų pririšta, ten pilna visokių žvėrių, šliūrų, ten visko prikrauta. Sako, balsas jam: pjauk ir valgyk. Petras sako: nesąmonė, tai nešventas maistas, aš niekada nevalgiau nešvento, tik kas pagal įstatymą parašyta, jokios ten kiaulienos, jokių tenai žuvų, kurios netinka ir taip toliau. Ir dar kartą nusileidžia tam, sako: pjauk ir valgyk. Ne, sako viešpats, tai nešventa. Sako, nieko nevadink nešventu tuo, ko Dievas pašventino. 3 kartą vėl tas pats. Ir tada jam atėjo mintis, aš dabar neturiu laiko viską, sako, pas tave ateina vyrai, siuntiniai, nebijok, drąsiai eik pas pagonius į namus ir žinosi, ką daryti. Vat kaip šventoji dvasia mokina.
Paulius sako, gerai, nulipo nuo to stogo, žiūri, ateina vyrai. Va. Ko jūs norit, sako, mes Petro ieškom, mumi atsiuntė Kornelijus, mūsų vadas, šimtininkas, tai kaip koks kapitonas armijoje dabar būtų jo. Sako, ir nori kažkodėl, kad tu ateitum pas mūsų vadą. Nu ir Petras atėjo su kitais žydais ir atėjo, sako, ko tu nori, Kornelijau, dėl ko tu mane kvietėjai. Suprantat, Petras nelabai žino. Eik, sako, ir viskas. Kornelijus sako, aš papasakojau, meldžiausi, atėjo Dievo angelas, sako, pasikviesk Petrą. Ir sako, jis tau viską pasakys. Sako Petras. Tada, sako, aš jam paskelbiau Evangeliją apie Kristų, apie nukryžiuotą, prisikėlusį. Ir dar jiem beklausant, kaip Petras skelbė, jie pradėjo gauti šventosios dvasios palaiminimus, pradėjo džiūgauti, pranašauti viską. Ir kiti žydai stebėjosi, kaip čia, sako, yra. Čia tik mūsų Dievas, kaip čia yra, tik mūsų Dievas Jehova. Kodėl pagonys irgi kalba apreiškimais ir visą šitą. Ir pradėjo jie pykti, erzintis. Bet paskui sako, sako, supratau tą regėjimą iš dangaus, sako, ką Dievas apvalė, tu nevalyk, nevadink nešventų, sako, eik pas pagonis ir nebijok drąsiai, skelbk jam Evangeliją, tegul jie priima šventą dvasią, krikštiesi ir visas tas dovanas. Nu ir tas procesas prasidėjo, Senam testamente šventoji dvasia dirbo taip, ir dabar taip pat dirba. Tiesiog sutrumpintai papasakau jums, kad nereikėtų mums labai ilgai. Tikite to, ką sakau? Gal netikite? Galėsit paskaityti. Jo, Apaštalų 10. Jo, toliau vienas dalykas, kuris yra svarbus. Mes čia apie apreiškimą pakalbėjom, suprantat, kaip veikia apreiškimas. Vienam Dievas davė apreiškimą, kad pasikviesk mano vadovą ir jis tau pasakys, ką reikia daryti. Vadovui davė apreiškimą, kad pas tave ateis žmonės, iš abiejų galų telefonas nesugedęs, veikia. Tu nueik pas juos ir paskelbk Evangeliją. Ir padaryk, ką tu žinai teisingą, ką aš tau įsakiau. Sakiau, eik, mokink visų įsakymų, krikštyk juos vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios ir tegul priklauso bažnyčiai. O toliau Kristaus bažnyčiai turi būti įgaliojimas iš Dievo, jeigu matote, va tenai kitam puslapyje, kad įgaliojimas iš Dievo. Ja? Tai yra, Evangelijos apeigos ir principai negali būti atliekami ir mokami be kunigystės. Tėvas šitą įgaliojimą suteikė Jėzui Kristui. Hebrajam arba žydams 5 skyrius, 4-6 eilutė. Žydam arba hebrajam, pas tave, Algimantame, hebrajam, nei šitą į kitą pusę praversk, tai žydam 5 skyrius, o čia žydam kietai daug dalykų parašyta, 5 skyrius, 4-6 eilutė. Jo. 5 skyrius. Mes čia dabar kalbėjome, kad be kunigystės Evangelijos apeigos ir principai negali būti atliekami ir mokami be kunigystės. Ir Tėvas šitą įgaliojimą suteikė Jėzui Kristui. Ir mes dabar žiūrim apie tą vietą. Hebrajams 5. 4-6. Čia sakoma, ir niekas pats nepasiima tos garbės, vien tik tas, kuris Dievo pašauktas, kaip Aronas. Va čia buvo Aronas, Mozės brolis, pašauktas būti kunigu. Ir Dievas buvo įsišventintas į tas pareigas. Ir taip pat ir Kristus ne pats savo suteikė šlovę, tapti vyriausiuoju kunigu. Bet tas, kuris jam pasakė, tu esi mano sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau. Ir Kristui suteikė tą kunigystės galią ir šlovę, tas, kuris jo tėvas yra.
Jo, ir kitoje vietoje sako, tu esi kunigas per amžius Melchizedeko būdu. Vat įgaliojimas iš Dievo. Kristaus bažnyčioje turi būti įgaliojimas iš Dievo. Aš atsimenu, kaip gal pasakojau, buvau baptistų bendruomenėje, tai mums paskelbė Evangeliją, aš atsiverčiau į Kristų, nuėjau į tą bendruomenę ir pastorius klausė, tas senas patyręs pastorius amerikietis, kas norėtų būti pastoriumi iš jūsų. Aš jūs išventinsiu. Tai vat, aš netikiu, kad jis turėjo kokį nors įgaliojimą iš Dievo. Tiesiog sako, kodėl jūs taip darote? Taip darydavo jie kažkodėl, tai jie uždėdavo rankas ir išventydavo. Ir mes taip darysim. A kas jūs įgaliojo? A niekas. Tai vat, Kristaus bažnyčia turi būti įgaliojimas iš Dievo, kuris savo ruoštų šventino apaštalus, Kristus suteikė jiems kunigystės galią ir įgaliojimą. Ir čia Luko 9 skyrius 1-2 eilutė ir Morkaus 3:14. Nu, laikas labai greitai eina, bet gal reikia, aš paskaitysiu taip, Luko 9 skyrius. Tiesiog noriu, kad jūs girdėtumėt raštą ir patys jaustumėt savo širdyje. Luko 9, 1-2. Čia sakoma, sukvietęs 12 savo mokinių, Jėzus davė jiems jėgą ir valdžią prieš visus demonus ir gydyti ligoms. Po to išsiuntė juos skelbti Dievo karalystės ir gydyti ligonius. Ir jis jiems sakė, nieko neimkite kelionėje, nei lazdos, nei krepšio, nei duonos, nei pinigų, neturėkite nei 2 tunigų. Ir toliau kitoj vietoj paskiau jis sako, surinko kitus 70. Tai mūsų bažnyčioje yra apaštalai, kurie gavę įgaliojimą, ir 70 yra, ir ne vienas kvorumas yra 70, jau daug yra kvorumų tų 70 vadovų. Žodžiu, matome, kad jis gavo iš Tėvo įgaliojimą, jis perdavė savo apaštalam, apaštalai, kada pakilo Kristus, perduoda kitiem. Bet visa tai daroma apreiškimu. Tai yra, mumi kviečia prezidentų, aš buvau Kauno skyriaus prezidentas, apreiškimu. Aukštesni vadovai gavo apreiškimą, atėjo į mano šeimą, pas mane, pas žmoną, sako, mes norėtume tave pašaukti, ar tu sutiktum? Aš sakau, nežinau, mano šeimoje sunki situacija. Man sudėtingas gyvenimas yra, bet sakau, aš nesipriešinsiu, jeigu viešpats mane šauks. Ir aš savaitę pasnikavau, mažiau, bet meldžiausi ir gavau atsakymą iš viešpats, kad taip, aš tave noriu pašaukti Kauno skyriaus prezidentų, Kauno skyriaus vadovų būti. Tada sakau, gerai, tada aš sutinku. Jeigu ir jie tą patį gauna dvasią pašaukti mane ir man dvasia kalba, kad noriu pašaukti, tada sakau, aš eisiu, nors man sunku, problemų krūva, bet paklusiu viešpačiui. Vat įgaliojimas. Ir jie uždėjo rankas mane ir išventino į tą pareigybę. Ir taip aš tarnavau kurį laiką tenai. Toliau skaitom. Jis priminė jiems, ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau. Čia Jono 15 skyrių 16 eilutė. Kad jo bažnyčioje būtų tvarka, Jėzus didžiausią atsakomybę ir įgaliojimą suteikė 12 apaštalų. Jis paskyrė Petrą vyriausiojo apaštalu ir davė jam raktus surišti arba užantspauduoti palaiminimus tiek žemėje, tiek danguje, kaip mes skaitėme Mato 16 skyriuje, 19 ten eilutė. Konkrečioms apeigoms atlikti Jėzus taip pat išventino kitus pareigūnus. Po to, kai jis pakilo į dangų, paskyrimo ir išventinimo modelis tęsiasi. Turintieji tą įgaliojimą išventino kitus į kunigystę.
per šventąją dvasią Jėzus patvirtino, kad jis pritarė tiems išventinimams. Nu, o ten apaštalų darbai, 1 skyrius 24 eilutėj, kadangi Judas žuvo po Kristaus nukryžiavimo, kaip žinome, tai pasidarė jau nebe 12 apaštalų, o 11. Ir jie paėmė 2 geriausius vyrus ir metė burtą. Ir sako, viešpatie, mes žinom, kad tu esi širdžių tyrėjas, į ką burtas nukris, tas ir bus dar tas 12 apaštalas. Va, nu, o taip vyksta ir įgaliojimas, ir apreiškimas. Ar turit klausimą šito apie įgaliojimą? Pakalbėjom apie apreiškimas Kristaus bažnyčioje turi būti gyvas iš Dievo, įgaliojimas turi būti iš Dievo, o dabar bažnyčios organizacija. Jėzaus Kristaus bažnyčia buvo tiksliai suorganizuotas vienetas, ji buvo palyginama su pastatu, kuris buvo pastatytas ant apaštalų ir pranašų pamato, turinčių kertinių akmenių patį Jėzų Kristų. Mes skaitėm, bet aš dar galiu, mes skaitėm, kad jūs jau nebesate svetim šaliai, svetim taučiai, bet esate šventųjų bendrapiliečiai, kuriuos Efeziečiams 2:20 jūs pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamatų, turintys kertinių akmenių patį Jėzų Kristų. Suprantat, kas yra pamatas? Pagrindas. Kaip? Pagrindas. Taip. O kas kertinis akmuo? Kampo jisai suriša 2 kampus, 3. Jisai tas taškas, nuo kurio prasideda statyba. Nuo jo lygiuojama viskas, nuo jo matuojama, supranti? Tai vat kertinis akmuo Jėzus Kristus. Iš vienos pusės jis... iš vienos pusės jis akmuo apreiškimas yra ir iš kitos pusės tai yra tai, pagal kurį viskas daroma. Pagal jo norą, pagal tą apreiškimą, pagal jo parėdimą. O jis daro pagal tėvo parėdimą. Va, tai vat, sako, čia jis prilygina kaip pastatui toks, sako, vat kertinis akmuo ir pamatas yra apaštalai. Ir vat, buvo seni apaštalai, kurie buvo prieš 2000 metų. Buvo, kaip mes dabar nagrinėjom, ankstesnioji bažnyčia. O kaip dabartinė bažnyčia? Ar gali be apaštalų stovėti? Be pranašų ar gali stovėti? Jis pasakė, mano bažnyčia turi stovėti ant apaštalų ir pranašų pamatų. Tai dabar tos bažnyčios irgi visos, kaip ne visos, bet dauguma priešinasi ir ten kiekvienas savo teisybę turi. Taip. Džozefo Smito laikais tai buvo, mano laikais tai buvo, kaip aš buvau baptistų bendruomenė. Mes kovojom su visom kitom bažnyčiom, jūs tokių klaidų darot, jūs čia neteisūs, čia liežuvius netaip naudojat, ten tą netaip darot, čia klaidas nuodėmiaujat. Visą tam kompote aš buvau. Dabar šitoj bažnyčioje aš nematau tokių dalykų. Atsiranda žmogus, kuris skaito, klauso internetą, klauso ir jam pradeda kitaip atrodyti. Sako, aš jau nebetikiu, aš nebeišeinu. Nu, ką darysi? Išeini, tai išeini. Jeigu rimtai apsisprendė, išeini, rašyk, kad aš nebenoriu priklausyti Kristaus bažnyčiai ir viskas. Nėra jokios prievartos, jokių, nes tikėjimas yra laisvas pasirinkimas. Jėzus Kristus paskyrė kitus kunigystės vadovus, kad padėtų apaštalam jų tarnystėje. Jis pasiuntė tarnautojus, vadinamus 70 nariais, poromis skelbti Evangeliją. Luko 10:1 tenai sako, kad ir jis pasikvietė kitus ir išventino juos ir davė jiem galią ir pasiuntė. Irgi taip pat. Tai vat, ta pati struktūra ir dabartiniai Kristaus bažnyčiai. Ir labai panašiai viskas darosi.
Jau čia rašoma, paskui viešpats paskyrė dar kitus 72 mokinius ir išsiuntė juos po 2. 70. 70. Jo. 2 mokinius. Ne 72, 70 mokinių. Nežinau, kodėl čia tai rašoma. 70, tada 2. Gali būti šitie vertimai būna. Tai nežinau. Pirmą kartą matau ir girdžiu. Jo, man keisti. Aš tik skaitysiu be jo. 70 jo. 70 po mokinių. 2 išsiuntė, taip. Jo, ir išsiuntė juos po 2, kad eitų pirma jau į visus miestus bei vietovės, kur jis patys ketino vykti. Gerai, ačiū. Nu, jis čia aišku sako, pjūtis didelė, o darbininkų maža. O iš pradžių 12, paskui 70. Tai dabar aš nežinau, gal jūs žinot vyresniai, kiek jau yra 70 kvorumų pas mūsų bažnyčiai? Manau, kad yra 4 kvorumų ar 3. 4 ar 3, jo. 4 po 70. Jie po visą pasaulį važiuoja ir... Lietuvos vyriausybė 75 kvorumus. Kvorumas yra? Jo. Tai kvorumas. Kvorumas tai yra dauguma, kada galim priimti sprendimus. Jo. Bet čia iš viso reiškia. Bet, tokia sistema. Aš smulkiai negaliu dabar išaiškinti to. Taigi, mes kalbam apie bažnyčios organizaciją. Ir aš truputėlį greitinu, kai ką praleidžiu. Kiti tarnautojai bažnyčioje buvo evangelistai, skliausteliuose patriarchai, ganytojai, pirmininkaujantis vadovai arba pastoriai, aukštieji kunigai, vyresnieji, viskupai, kunigai, mokytojai, diakonai. Tai visa šitas komplektas yra šitoj bažnyčioj. Visi tie tarnautojai buvo reikalingi misionieriškam darbui dirbti, apeigoms atlikti, bei mokyti ir įkvėpti bažnyčios narius. Tie tarnautojai padėjo nariams pasiekti tikėjimo vienybę ir Dievo Sūnaus pažinimą. Tai kaip mes skaitėme, nes be bažnyčios organizacijos asmeniškai namuose tai pasiekti neįmanoma. Biblijoje apie kunigystės ar bažnyčios organizaciją ir valdymą viskas nepapasakota. Tačiau Biblijos išliko pakankamai, kad suprastume bažnyčios organizacijos grožį ir tobulumą. Apaštalams buvo įsakyta eiti visą pasaulį ir skelbti Evangeliją. Mato 28:19. Jie negalėjo būti viename mieste ir prižiūrėti naujus narius. Todėl buvo pašaukti įšventinti vietiniai vadovai, o apaštalai jiems pirmininkavo. Apaštalai ir kiti bažnyčios vadovai lankė įvairius skyrius, rašė jiem laiškus. Taip mūsų Naujajame testamente yra Pauliaus, Petro, Jokūbo, Jono, Judo laiškai, kuriais vietiniams kunigystės vadovams buvo perduoti patarimai ir nurodymai. Naujasis testamentas parodo, kad tokia bažnyčios organizacija turėjo išlikti. Pavyzdžiui, po Judo mirties liko tik 11 apaštalų. Netrukus po to, kai Jėzus pakilo į dangų, 11 apaštalų susitiko drauge ir, kad išrinktų kažką užimti Judo vietą, per apreiškimą iš Šventosios dvasios jie išrinko Motiejų. Tai rašo Apaštalų darbų 1 skyriui nuo 23 iki 26. Jėzus nustatė būdą, kaip 12 apaštalų turėjo vadovauti bažnyčiai. Atrodė aišku, kad organizacija turėjo toliau likti tokia, kokią jis įkūrė. Jau baigėsi visai mūsų laikas. Bet čia, žodžiu, viešpats davė apeigas, pasakė, kad visi Kristaus bažnyčioje turi gimti iš naujo arba iš dvasios. Tai yra priimti šventąją dvasią. Pasikrikštyti, priimti šventą dvasią.
Toliau atliekamos apeigos už mirusius. Jėzus pasirūpino, kad visi galėtų išgirsti Evangeliją, ar tai būtų žemėje, ar po mirties. Po savo mirties prieš prisikėlimą Jėzus nuėjo pas mirusiųjų dvasias. Tarp jų jis organizavo misionierišką darbą. Jis paskyrė teisius pasiuntinius ir davė jiems galę mokyti Evangelijos visas mirusių žmonių dvasias. Ar girdėjote tai, ar žinote apie tai? Kad tada, kada jis buvo nukryžiuotas, jis ne į dangų nuvarė, o kur nuvarė? Į pragarą. Skelbti Evangelijos. Kad tie žmonės tokie, kurie senai laukia, kaip Nojus tenai, žodžiu, kad aš tai, kas buvo pažadėta, įvykdžiau, sumokėjau, išliejau savo kraują, prisikėliau, einam toliau. Ir tai suteikė jiems galimybę priimti Evangeliją. 1 Petro 3,18, nežinau, gal truputėlį užtrauksiu, nes čia labai svarbios vietos. 1 Petro 3,18 labai svarbios vietos, kad mes tiesiog ir pakomentuosiu Doktrinų sandorų 138, kad mes ilgai neužtruktume labai. 1 Petro 3, beveik prieš galą Naujojo testamento, 1 Petro 3. 18-20. Aha, čia sakoma. Ir Kristus vieną kartą kentėjo už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą. Beje, kūnu numarintas, bet atgaivintas dvasia. Ja jis nužengė žemyn ir skelbė kalėjime esančioms dvasioms, kurios kadaise buvo neklusnios, kai Nojaus dienomis Dievo kantrybė laukė bestatant arką, kuria nedaugelis, tai yra 8 sielos, buvo išgelbėtos vandeniu. Ir čia taip pat Petro 4 skyrius 6 eilutėje sakoma, tu Tomai žiūri kitur, ne? Čia dar buvo 138 skyrius. 138. Aš pakomentuosiu, bet jeigu nori atsiversk ir skaityk, nes ten daug prirašyta, tai dar 1 Petro 4,6 sako. Todėl buvo paskelbta Evangelija ir mirusiems, kad jie, nors ir nuteisti kūne kaip žmonės, gyventų kaip dvasia, kaip Dievas. Ir 138, kada vienas iš pranašų mąstė apie šitas eilutės, kur Petras užrašė, jisai galvojo, sako, viešpats 3 metus vaikščiojo po žemę ir palyginus nedaug žmonių atsivertė, visai nedaug. Apaštalai kurį laiką dirbo su visais žmonėmis ir jie numirė. Bet, sako, kaip Kristus galėjo per tokį trumpą laiką, ten tiek metų rinkusi tos dvasios, paskelbti visiems Evangeliją, sako, kaip jis taip greitai galėjo visiems. Ir jis mąstė tada tas pranašas, ten, nežinau, Fieldingas Smithas berods ar koks, ir sako, ir mano protui buvo atidengtas protas ir parodyta, kad jisai nuėjęs į mirusių pasaulį pas teisiuosius, kurie žemėje gyveno šventai, davė jiem įgaliojimą ir pasiuntė savo vadovus į mirusių pasaulį skelbti atgailą mirusiesiems. Kristaus bažnyčioje yra atliekamos apeigos už mirusiuosius. Taip rašo 1 Korintiečiams 15:29. Eilutė tarsi išimta iš konteksto ir nieks nežino, apie ką tai sako. Paulius sako, tai kam sako, mes dar krikštėmės už mirusiuosius. Nežino, apie ką tai kalba, bet kaip tik šitoj bažnyčioje, šventykloje vyksta tos apeigos. Dvasinės dovanos Kristaus bažnyčioje yra
kur duodama žmogui pašaukiami tarnauti labai netobuli žmonės, kaip aš, pavyzdžiui, būti skyriaus prezidentu. Vadovauti ten 50 ar 60 žmonėm, žodžiu, man buvo sudėtinga, bet aš sakiau, nesvarbu, aš netobulas, bet žinau, kad Viešpats tobulas. Pabandysiu. Ir jis man žiauriai padėjo, įkvėpė jėgų, drąsos tam darbui. Jėzaus Kristaus bažnyčia Amerikose. Tada, kada Kristus numirė ir prisikėlė, buvo pažadas duotas kitai Izraelio šakai, tai yra Efraimo šakai Amerikoje, kad Kristus ir jiem pasirodys. Ir jis pasirodė. Ne tik apaštalam Jeruzalėje, bet ir jiem pasirodė. Ir ten suorganizavo savo bažnyčią, savo tvarką, parodė, kaip reikia krikštyti, kaip sakramentą daryti. Ir toliau eina atsimetimas tikrosios bažnyčios. Wow. Kaip manote, ką reiškia atsimetimas? Kažko atsisako. Kaip? Kažko atsisako. Taip. Apaštalus nukankino. Beveik visus. Skyrus vieną. Išskyrus vieną. Taip skaitom. Joną. Mylimą mokinį Joną. Nukankino. Tas rankų uždėjimas nebuvo perduodamas toliau. Jų nebuvo. Įgaliojimas dingo. Ir buvo naujos doktrinos pridedamos, suprantat, pasikeitė apeigos, daug dalykų. Ir bažnyčia atsimetė nuo Kristaus. Ir čia daug kur rašoma, vieni, kiti, treti nustojo nebeklausyti, nedaryti, kas patinka, nustojo, pradėjo skriausti tikinčiuosius, buvo geras pastorius, pasidarė įžūlus, išdidus, žodžiu, prasidėjo didysis atsimetimas. Ir Paulius Tesalonikiečiams berods 2 laiške sakė, kad Kristus antrą kartą neateis, kol nebus atsimetimų. Ir jis įvyko atsimetimas nuo Kristaus doktrinos. Bet jeigu įvyko atsimetimas, tai kas tada turėjo vėl įvykti? Turėjo įvykti atstatymas tada. O tas atsimetimas, ką jis reiškia čia? Pasitraukimas nuo Kristaus doktrinos. Dingo įgaliojimas, išventinimas rankų uždėjimų nebuvo perduodamas, tiesiog patys Romos valstybė perėmė tą religiją, padarė valstybinę religiją su savo tvarka, ne su apaštalų tvarka, nes bažnyčia neturėtų nuo valstybės priklausyti. Kas ciesoriaus ciesoriui, o kas Dievo Dievui. Bažnyčia turi pati save išlaikyti ir klausyti, ką Viešpats sako. Jis turi ir valstybės įsakymų laikyti, kurie neprieštarauja Dievo įsakymam, ir taip pat Dievo įsakymą. O toliau, buvo įsimetimas, toliau išpranašautas sugrąžinimas. Dievas numatė atsivertimą ir paruošė Evangelijos sugrąžinimą. Apaštalas Petras kalbėjo apie tai žydams. Jis atsiųstų jums skirtąjį Mesiją. Jį turi priimti dangus iki visų dalykų atnaujinimo metų. Tai apaštalų darbų 3 skyrius. 20-21 eilutė. Iki visų apaštalų 3. Čia Petras skelbė Evangeliją. Čia net nuo 20 eilutės. Neatsivertė, aš paskaitysiu tada, jeigu tau sunku suras. Gerai, apaštalų darbų 3, nuo 20 iki 21.
ir jis atsiųs jum iš anksto paskelbtąjį Jėzų Kristų. Jį turi priimti dangus iki visų dalykų atnaujinimo metų. Nu, dabar prieš 200 metų vyko Evangelijos sugrąžinimas, atnaujinimo metas. Aš taip tikiu. Dievas tai nuo amžių paskelbė visų savo šventųjų pranašų lūpomis. Juk Mozė tėvams pasakė: viešpats mūsų Dievas iš jūsų brolių pažadins jums pranašą, kaip mane. Klausykite jo visakame kame, ką tik jis jums sakys. Tai Kristus buvo iš brolių pažadintas kaip Mozė. Ir kiekviena siela, kuri to pranašo neklausys, bus išnaikinta iš tautos. Ir visi pranašai, kurie tik kalbėjo nuo Samuelio laikų, vienas po kito skelbė šias dienas. Jūs esate vaikai pranašų, tos sandoros, kurią Dievas sudarė su jūsų tėvu, tardamas Abraomui. Tavo palikuonyse bus palaimintos visos žemės giminės. Tada prasidėjo Evangelijos skelbimas, buvo atkritimas, dabar bažnyčios sugrąžinimas ir vėl masiškas Evangelijos skelbimas. Apreiškimų knygoje sako, ir skris angelas virš dangaus ir skelbs visoms tautoms Evangeliją. Tai man įdomu, pas mumi ant šventyklos, ten labai aukšti bokštai špiliai, yra ne kryžius koks nors pastatytas, bet angelas. Tas, kuris skelbia Evangeliją visam pasauliui. Simbolis. Kurie šventyklai? Dabar šventyklų yra turbūt kokie 200. Tokių kaip Izraelyje buvo kaip Saliamono šventykla. Ne visai tokios didelės, jos galingos aukso apdėtos, bet principas tas pats yra. Panašus principas. Tai reiškia, apreikštas sugrąžinimas. Tai maždaug, aš taip, čia gan didelė pamoka, dar labai daug eilučių ir iš Naujojo testamento, ir iš Mormonų knygos prirašyta, ir čia matau turbūt jo apreiškimo 14:6. Angelas skelbs amžiną Evangeliją visoms tautoms. Tai jeigu dar norėtumėt ką nors paklausti iš šitos temos, galim trumpai pabandyti. Aš noriu sugrįžti, ten buvo apie mirusius, kai kalbėjom, tai kaip mirusieji veikia tą mūsų pasaulį. Tai ten, kaip jie veikia mūsų pasaulyje? jau, kai Jėzus ten pas juos nusileido, kai jis jam ten, man neaišku, ten, kai jis paliko jam, kokius įgaliojimus. Reiškia, mirusiesiems skelbiame Evangeliją. Kada jie gyveno pasaulyje šitam ir nebuvo šventieji, nebuvo pranašai, jie daugumas, kaip ir mes, būdami piktosios dvasios ir laužė Dievo įsakymus. Tai kada jie prabūna ilgą laiką ir jie mato visą savo gyvenimo filmą, ateina vadovai, sako, ir ką jūs manote apie savo gyvenimą? Ir tie, kurie mirusių pasaulyje nori mokintis ir atgailauja, už juos daromos apeigos. Ten, kaip aš minėjau, 1 Korintiečiams 15, ir sako, ir kam jūs krikštėtės tada už mirusius, jeigu jūs netikit, kad mirusieji bus kada nors prikelti. Sako, kam tada tą daro? Tad mūsų bažnyčiui mes renkam genealogiją. Pavyzdžiui, aš surenkęs genealogiją, gal minėjau, maždaug 6 kartas savo. Ir už juos padaręs apeigą. Į vieną didelę šeimą surinkęs. Tai mano ten tėtis, mama, tėčio tėtis, mamos tenai broliai, seserys, žodžiu. Kadangi bažnyčios Lietuvoje nebuvo to laiku tenai prieš 50, prieš 100, prieš 200, prieš 300 metų nebuvo, tai aš pristačiau į šventyklą tuos vardus ir už juos padaromos apeigos. Jiem paskelbama Evangelija, kaip mes kalbėjom, mirusių pasaulyje, ir už juos padaromos apeigos. Krikštas, šventosios dvasios dovanos, vikarinės apeigos vadinasi.
Ir dažnai už artimus giminės tu jauti, kaip tai vyksta. Ateina labai didelis džiugesys, kad tu padarei už juos apeigas. Jauti, kad jie gyvi, ateina mintis, padėka į tavo protą ir geri jausmai. Nu, visi skirtingai tai jaučia. Kartais tiesiog mechaniškai padarai, žinai, kad viešpats taip sugalvojo, jiems suteiktas šansas, taip kaip ir šitam pasaulyje. Jiems paskelbta Evangelija, suteiktas šansas atgailauti, jie pakrikštydami, ar norės ar nenorės, jie pasirinks toliau, jų laisva valia nedingsta ten. Per prievartą nieks ten nevaro į dangaus karalystę. Nu, maždaug taip, jeigu pavyko man. Kaip tai surinkti, ten daleiskim, tas mirusis, jeigu ryšys nutrūkęs ir kaip atrasi tas kartas, kur... Tai darosi ne kaip nors. Turi žinot, kad tikrai, sakysim, ten mano tėvas tikrai tuo metu toje vietoje Kaune gyveno. Jo tėvas tuo metu toje vietoje jį pagimdė. Jo tėvas taip pat, jo motina, kad tikri faktai, tikri gilini žmonės tai buvo, gyveno tuo laiku. Aš negaliu papasakoti smulkiai, kas ten darosi dvasiniam pasaulyje. Ir tai yra šventi dalykai, bet tiesiog pat užuomina, nes daugelis žmonių labai stokoja ir liūdi dėl savo mirusiųjų, suprantat? Labai liūdi, nežino, neranda vietos, nežino, kur dėtis dėl savo labai mylimos žmonos, dėl mažų vaikų mirusių, kaip, kur bus, neranda vietos, suprantat? Ir kada padaro tas apeigas, sutvarko, oi, sako, dingo viskas, nusiraminau, kaip man gera dabar. Žodžiu, va taip supaprastintai aš galiu papasakoti, nes mes tos kvantinės energijos, dvasių veiklos negalim pilnai suprast. Galim pagal jausmus suprast, pagal tikėjimą kai ką galim suprast. Ir taip, šitos bažnyčios palaiminimai yra be galo dideli. Be galo dideli. Ir mes kviečiam visus, mes tarnaujam, mes mokinam, misionieriai atvažiuoja, palieka viskas, 2 metam čia. Tai jau norėčiau baigti, gerai tada, jeigu nieko prieš, ar gali trumpą maldelę mums pasakyti, pabaigos. Gerai. Dangiškasis Tėve, dėkojam tau, kad tu padedi mums, dalyvauji mūsų mokymuose, apšvieti mums protą, sąmonę, duodi mums papildomų žinių, kad mes galime sąmoningėti, auginti savo sugebėjimus, auginti, augti dvasioje, augti tavo žiniose ir kad mes tobulėjame. Dėkojame to Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen. Ačiū tada.